Už tavo malonę ir viešpatie laimink kiekvieną, kuris šiandien čia atėjo, kuris skiria laiką viešpatie. Tavo žodis liestų mus, šventoji dvasia veiktų tarp mūsų. Ir Dieve, tu, mes žinom, esi geras ir tu rūpinis mumis. Taigi pasveikinkit savo kaimyną, pasakykit ką nors gerą. Pasidžiaugit, kad jis yra čia. Ačiū Dievui. Steigimės. Taigi šiandien norėčiau pasidalinti tokiam įžvalgom, kažkaip paskutiniu metu. Ir tos mintis, pagalvojau ten, gal kaip jums skamba 10 Dievo įsakymų, kažkokia tokia biškai grėsmė, ar ne grėsmė, tokie apribojimai jau kažkas čia, ar įstatymai, įsakymai kažkokie. Ir aš pagalvojau, ar naujojo testamento žmonėm, bažnyčiai reikalingi tie 10 Dievo įsakymų, ar juos reikia žinoti, juos reikia išsiaiškinti, ką jie reiškia, ar kas yra svarbu, kas nesvarbu, ir kitas klausimas, kodėl mes juos turim vykdyti, nes tai 10 Dievo įsakymų netgi mūsų visuomenė jau yra įsiskverbę, jau kad ir kokia vyriausybė būtų, nežinau, pasaulio, turbūt jau nieks nesvarsto, ar ten vogti gerai, ar negerai, žudyti gerai, ar negerai. Visiems aišku, kad yra, kaip aksioma, kur nereikia įrodymų jau, kad tai yra vertybė. Ir šiaip įdomus dalykas, kad žmonės nelabai žino 10 Dievo įsakymų, negi aš pagalvoju, aš pats, jeigu tai nuo pirmo tvarkingai iki paskutinį išvardinti, tai reikia gerai pagalvoti. Reikia pagalvoti. Ir Amerika mėgsta daryti visokius tyrimus ir darė tyrimus ir klausė žmonių, kiek iš jų žino 10 įsakymų, kurie galėtų pasakyti. Tai tokių buvo 14%. Tie, kur lanko bažnyčiai, nežinojo, kad yra tokie, daugumą išvardino, bet tie, kur nelanko, tai žinojo 14% iš šių žmonių, kad yra tokie 10 įsakymų ir kokie jie yra, kas ten yra parašyta. Ir netgi Amerika yra aukščiausiasis teismas, turi savo pastatą ir ant to pastato yra ten išrašyti netgi tie 10 Dievo įsakymų. Kad vienu žodžiu yra Amerikos įstatymai, bet 10 įsakymų yra dar aukščiau už juos. Ir aš pagalvoju, tos 10 įsakymų Dievas davė žydų tautai. Davė ne mum, ne bažnyčiai, bet žydų tautai. Ir ten pakartoto įstatymo knygoj, 4 skyrius, 6 eilutė. Kai Viešpats davė 10 įsakymų, jis pasakė tokius dalykus įdomus. Sako, pakartoto įstatymo, 4 skyrius, 6 eilutė. Kas turi gali atsiversti, šiandien mes pakeliausim per Biblijos vietas, pažiūrėsime apie tos įsakymus, ar jie mums svarbus, o gal jie nebėra tokie svarbus. Ir kai Dievas davė tos įsakymus, jis pasakė 6 eilutė, laikykitės jų, vykdykit juos, nes tai jūsų išmintis ir protas tautų akise. Kaip Rolandas minėjo apie tą išmintį, sako, tie 10 įsakymų tai yra jūsų išmintis. Išmintis tas yra. Ir 8 eilutė toliau čia tęsia 4 skyrius. Dievas sako, kuri kita didelė tauta turi nuostatus ir įsakymus, tokius teisingus, kaip šis įstatymas, kurį šiandien skelbiu jums. Nes tautos turėjo visokių įsakymų, bet tokių 10 jie neturėjo. Ir įdomiausia, kad žydam Dievas davė tos įsakymus, kai jie išėjo iš Egipto. Ir vieną kartą atsimenu, mes su sūnum kalbėjom ir sako sūnus, tai mes dabar tai gerai tikim, visi turi, kas nori Biblijas, kas nori knygų kokių pasiskaito, YouTube pasižiūri apie tikėjimą,
O senovėje tai viso to nebuvo, sako, taigi mes Bibliją žmonės skaitom tik 500 metų, jis turėjo omeny. Aš pagalvoju, tikrai, vakar pažiūrėjau, sakau, o kada lietuviška pirma Biblija? Prieš 400 metų Bretkūnas parašė, kurios dar nespėjo žmogus išleisti, nes buvo maras karaliaučių ir jis mirė. Ir taip ir pasiliko jo išversta Biblija. Į lietuvių kalbą būtent. Ne į lenkų, bet lietuvių kalbą. Ir pagalvojau, Lietuvoje gal 300 metų skaitom, 200 metų tą Bibliją. O kaip seniau sako, tada žmonės išsigelbė, ką jie žinojo apie Dievą. Nes pagalvojau, tikrai geras klausimas gal. Taigi daugumas kunigų net skaityti nemokėjo tuo metu. Iki reformacijos. Net nemokėjo skaityti, pasirodo kunigai. Ir aš galvoju, tu kaip iš vis tu nieko nemokė skaityti, nei rašto, nieko. Bet pagalvojau, taigi ką jie mokėjo? Tėvė mūsų išmokdavo, po to būdavo vandens krikštas, pirmiausia juos ten urmų varydavo, tėvė mūsų, 10 Dievo įsakymų išmokdavo ir žinodavo, ir tie 10 Dievo įsakymų, jeigu pagalvojus taip giliau, nuodugniau, tai pakeitė visą vakarų visuomenę. Tie 10 Dievo įsakymų kaip įstatymo pagrindas ėjo. Ir dar, kuris galvoju, ten kunigas mokėdavo, dar būdavo tas apaštališkas išpažinimas, kurį naudoja dabar ir katalikų bažnyčia, ir protestantai. Ir kad žmonės, kaip prieš 500 metų įvyko reformacija, atsirado protestantai, atsirado tokios knygos kaip katekizmai. Ir aš paėmiau ir pavarčiau, kur, tada tikėjimo žodžio bendrija su kitais protestantais Lietuvoje leido ir mes, atsimenu, bažnyčiai, gavom, gal kas turit namuose, siūlyčiau paskaityti. Paskaičiau ir tie katekizmai buvo rašomi su tuo tikslu, kad žmogus žinotų, ko jis tiki, pagrindą. Ten yra klausimas ir atsakymas, ir rašto vieta. Ir tokius dalykus pradėjo daryti ne bažnyčia katekizmus, o žemių valdovai. Tas garsusis, pavyzdžiui, Heidelbergo katekizmas buvo parašytas dėl to, kad kunigaikštis įsakė, davė pinigų ir sako, kad man čia visokių erezijų nebūtų, kad būtų aišku, ko mes tikim, plus katekizmai buvo pradėti rašyti kaip apsiginimas nuo karalių, nuo katalikų bažnyčios, kad jie nėra eretikai, kad jie neišsižada Kristaus. Ir belgiškas toks yra ten labai įdomus tas katekizmas, toks poetiškai parašytas toks. Ir taip žmonės tikėdavo. Ir tam katekizme, jeigu pažiūrėt, čia irgi yra apie 10 Dievo įsakymų parašyta. Ir kad tai yra svarbu, taip įdomu, kad tam garsiam Heidelbergo katekizme tai apie Dievo įsakymus kalba 11 klausimų iš 52. O Westminsterio tas garsusis katekizmas, kuris yra pilnas ir trumpasis, trumpajam 42 net klausimai iš 107. O katalikų bažnyčiai, kuri turi savo katekizmą, jau 120 puslapių yra apie 10 Dievo įsakymų nagrinėjimą iš 750 puslapių. Tai rodo, kokia svarba bažnyčiai. Ir kadangi, kaip pasakyta, 8 eilutėje čia skaitėm, sako, tokie nuostatai ir įsakymai teisingi. Ir kad tame yra mūsų išmintis. Ir pagalvojau, kad bažnyčiose akcentuojami tie 10 įsakymų per amžius jau buvo. Ir aš galvoju, pas žydus, ypač ten jie, kaip skirsto Bibliją, ten į 3 dalis yra įstatymas, pranašai, raštai. Ir įstatymas jiem kaip pagrindas, ir jie ten skirsto 613 tų įsakymų, bet tie įsakymai susiveda į 10 įstatymą. Ir kai Mozė gavo tos įstatymus, tai buvo 10. Ir sandoros skrynioje irgi gulėjo 10 įsakymų, o ne 613, kaip po to buvo. Ir įdomiausia, kad tuos įsakymus ne žmonės sugalvoja, bet pats Dievas duoda tam tikrų tikslų. Ir mes galim pažiūrėti Išėjimo knygoj.
Išėjimo knyga, 20 skyrius, kur kalbame apie tos 10 įsakymų. Ir Išėjimo knygoje ten galim paskaityti netgi nuo 1 iki 17 eilutės, tai yra 10 Dievo įsakymų. Ir viešpats kalbėjo tuos žodžius. Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris tave išvedžiau iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėk kitų dievų šalia manęs, nedaryk savo drožinio nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje. Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems, nes aš viešpats tavo Dievas esu pavydus Dievas, baudžiąs vaikus už tėvų kaltes iki 3 ir 4 kartos tų, kurie manęs nekenčia. Gal čia praleisim 7 eilutę. Netark viešpatė savo Dievo vardo be reikalo, nes viešpats nepaliks be kalties to, kuris be reikalo mini vardą. Atsimink šabo dieną, kad ją švęstum. 6 dienas dirbk ir atlik visus savo darbus. O 7 diena yra šabas viešpačiui tavo Dievui. Joje nevalia dirbti jokio darbo, nei tau, nei tavo sūnui, dukteriai, nei tavo tarnui ar tarnaitei, nei tavo gyvuliui, nei ateiviui, kuris yra tavo namuose. Toliau 12 eilutė. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią viešpats Dievas tau duoda. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neliūdik neteisingai prieš savo artimą. Negeisk savo artimo namų, negeisk savo artimo žmonos, nei jo tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo, nieko, kas yra tavo artimo. Tai buvo tie duoti 10 Dievo įsakymų. Ir įdomiausia, kad tie įsakymai ir po to praplėtimas, ten 21, 2 skyrius galit namuose paskaityti, kad prasideda eilutės tokiais žodžiais. Jei, kas, kai arba jeigu. Ir tie 10 Dievo įsakymą buvo duoti žydam. Žydam, kai sudaro sandorą. Sudaro sandorą, sutartį. Ir įdomiausia, kad kai Naujasis testamentas, aš galvodavau, Naujasis testamentas ateina Jėzus. Ir Jėzus tų 10 įsakymų sako, aš neatėjau panaikinti, sako, aš įvykdysiu, kas parašyta, viską, kas ten parašyta. Ir, kaip pasakiau, per 10 Dievo įsakymų ir Jėzus sutraukė į tuos 2 įsakymus, sako, mylėk viešpatį ir mylėk savo artimą kaip pats save. Ir kiti sako, tai tik tai 2 įsakymai mums beliko, žinai. Bet tai yra tik santrauka. Pirmų 5, kas skirta apie Dievą, ir kitų 5, kas skirta apie tavo artimą, apie tavo kaimyną, kuris gyvena šalia tavęs. Ir tokia garsiausia vieta Naujajam testamente, Morkaus Evangelija, jeigu pažiūrėtume 10 skyrių. Morkaus Evangelija, 10 skyrius. Tuos jis yra. 10 skyrius nuo 17 iki 21 eilutės, tai gerai žinoma istorija, kai prieina jaunuolis ir sako, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldyčiau amžiną gyvenimą. Ir nuo 19 eilutės Jėzus pradeda vardinti įsakymus, sako, nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliūdik, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Ir jis išvardino 4 prieš paskutinį, kaip iš paskutinių, kai sakytume, iš antros plokštės, kur yra orientuota į tavo artimą. Ir jis vieno nepasako čia. Vieno nedasako. Ir tada jis iš karto jaunuolis sako, aš laikausi tų įsakymų. Bet Jėzus vieno čia nepasakė. Ir kai Jėzus sako, ir aš galvoju, kaip žiauru čia. Jėzus jį pamilo,
Sakau, tokį rasti vaikiną, kuris laikosi tų įsakymų, dar paieškoti reikia. Ir sako, vieno dalyko trūksta, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams ir turėsi lobį danguje, 21 eilutėje. Tada ateik, paimk kryžių ir sek paskui mane. Ir jaunuolis nuliūdo ir pasitraukė, nes turėjo daug turto. Ir Jėzus išvardino 4 įsakymus ir 5 paskutinį jisai paliko pabaigai. Ir jis nesakė jam. Ir tada, kai mes skaitėm Išėjimo knygoje 20 skyriuje, jeigu grįžti. Išėjimo knyga 20 skyrius. Ir ten tas įsakymas, kai mes skaitėm, buvo paminėtas paskutinis. Ir parašyta negeisk savo artimo, arba kiti verčia nepavydėk, arba kaip kiti teologai sako, paskutinis įsakymas, tai šiandien bažnyčiai turėtų skambėti kaip visko patenkintas krikščionis. Tau kiek Dievas man davė, tiek yra gerai ir aš džiaugiuosi tuo, ko aš turiu šiandien. Ir aš niekam nepavydžiu, aš nieko negeidžiu ir man viskas yra gerai. Ir tas jaunuolis to įsakymo, sako, aš negaliu įvykdyti, sako, nes jeigu aš turiu turtų, man reikia, pagalvojus, aš apie verslininkus pagalvoju, tu turi turtų, tu turi rūpintis, tau turi, kad jie daugie turi viską ir tu vis nori daugiau ir daugiau. Ir tam jaunuolis sako, kaip Jėzus, parduok viską, tai sustok, palik ir gyvenk to, ko Dievas tau duos ir užteks. Ir sako, ne, ir aš pasitraukia. Ir tada klausimas kyla to jaunuolio istorijai, kas jį padaro laimingo, ar jį turtai, ar Dievas. Nes aš galvoju, tas pats ir mūsų gyvenime kartais. O jeigu aš tą turėčiau kaip kaimynas, tai va tada aš galvodavau, tai jeigu 2 mašinas mes šeimoje turėtume, tada būtų kitaip, žinai. Ir visada tų minčių bus. Bet iš kitos pusės atrodo taip grėsmingai, bet Dievo įsakymai iš tikrųjų yra geri. Kaip raštas sako, nors tu galvoji, tie įsakymai tai mūsų riboja. Bet kokie įstatymai mūsų riboja, ne? Bet kažkokie išeina. Ir Paulius, kai rašydavo savo laiškus, tai kaip sakyčiau, patarimai, instrukcijos, kaip bažnyčiai gyventi šitam pasaulyje. Ir jisai rašė Timotiejui. Timotiejui 1 skyriui jis rašė apie Dievo įstatymą. Ir 1 Timotiejus, 1 skyrius nuo 8 iki 10 eilutės. Ir čia parašyta, Paulius sako, o mes žinome, jog įstatymas geras, jei kas teisingai juo naudojasi. Ir čia įdomiausia, kad ir pats įstatymas yra geras. Ir tu pagalvok, visi įstatymai, kurie sukurti, turėtų būti geri. Bet kartais aš taip nesijaučiu. Galvoju, kas ten sugalvoja. Bet viešpatės įstatymais, sako, yra geras. Ir Paulius duoda instrukciją, jei kas teisingai jo naudojamas, suprasdamas, kad įstatymas skirtas ne teisėjam, bet nusikaltėliams ir neklusniems, bedieviams ir nusidėjėliams, nešventiems, šventvagiams, tėvažudžiams, motinžudžiams, žmogžudžiams, išvirkėliams, homoseksualistams, vergų pirkliams, melagiams, priesaikos laužytojams ir viskam, kas priešingas sveikam mokymui. Ir įstatymas, man įdomiausia, kad sveikam mokymui. Ir aš galvoju, kad įstatymas rūpinasi, kad aš viską matyčiau teisingai Dievo šviesoj. Ir iš kitos pusės, kaip Paulius sako, tie Dievo įstatymai pažiūri ir tu pamatai, kad išpildyti man jokių šansų nėra. Nėra. Kaip tam jaunuoliai, jis vykdė tą, bet paskutinio jis negalėjo vykdyti. Ir tada pradedi suprasti, kai girdi tas frazės, kad per įstatymą mes pažinom nuodėmę ir ta nuodėmė tokia didelė. Ir tada, kai tu pradedi skaityti, galvoti apie tos Dievo įsakymus, iš tikrųjų, kad mes esam neteisūs. Mes neteisūs. Tai parodo mūsų nuodėmę. Ir Dievas, kai davė tuos įsakymus žydam, jis parodo, kokie jie neteisūs. Ir tada mes pamatom, kad Jėzus Kristus ateina
Ir jis tą įstatymą vietoj manęs įvykdo, nes aš negabus ir neturiu nei jėgų, nei supratimo tai padaryti. Ir tada mums reikalingas užtat atleidimas nuodėmių. Nes niekas negali įvykdyti įstatymo pilnai, netgi katekizme toks klausimas yra, tai kam tas įstatymas reikalingas, jeigu niekas negali įvykdyti įsakymų, tų įsakymų. Ir ten iš tikrųjų iš pradžių Adomas su Ieva vykdė tos įsakymus, kol nebuvo išvaryti. Jie vykdė viską kalbėdavos su Dievu netgi. Ir aš galvoju, tie 10 Dievo įsakymų, kaip bažnyčiai, mums parodo, kad mes tik gyvenam iš malonės, ne patys iš savęs geri, bet iš Dievo malonės. Ir tada kyla klausimas, gerai 10 įsakymų. O jeigu taip vyktų stebuklas ir vieną dieną atsikeliu, aš pagalvoju, ir visi žmonės laikosi 10 Dievo įsakymų. Ar jūs galite įsivaizduoti? 10 Dievo įsakymų. Nei tau spinų reikia, nei mašinai signalizacijų reikia, nei dar kažko, nei apsaugos, nei kariuomenės, nei policijos, kalėjimų nereikia. Viskas pradeda keistis. Ir aš pagalvoju, tai neįmanoma, žinai, čia tada Dievo karalystė prasidėjo jau tada. Bet tas ir įdomu, kad per tos 10 įsakymų Dievas parodo, koks jis pats yra. Ir kaip mums toli iki jo. Kaip man toli, aš pagalvoju, viskas. Ir tada ta frazė, mes tada per įstatymą pažįstam nuodėmę, jau tokia nebe taip šabloniškai skamba. Ir iš kitos pusės įdomu, kad žmonės galvoja, kad 10 įsakymų tai riboja, tai visada taip man grėsmingai atrodo 10 Dievo įsakymų. Ir netikinti žmonės, kaip pasakyti, Dievas yra kūrėjas, žmonės irgi kūrybingi. Ir jeigu internete pažiūrėti, aš paskaičiau vienus, kitus, žmonės sukūrė patys 10 įsakymų. Ir tu gali pažiūrėti, ten visokių prikurta, 10 įsakymų. Įdomiausias buvo įsakymas, kad nėra vienintelės tiesos, tarp tų įsakymų. Bet iš kitos pusės 10 Dievo įsakymų parodo, koks yra Dievas. Parodo jo garbę, pagarbą, didybę. Ir aš galvoju, Dievas parodo, kas jam svarbu per 10 Dievo įsakymų. Kas jam svarbu? Ir tada klausimas, ar man svarbu tai, kas jam svarbu? Ir įdomiausia tas klausimas, čia jūs suvaržyti bažnyčiai, o jeigu dar 10 Dievo įsakymų, čia tai išvis tada. Ir įdomiausia, kad Jėzus ateina ir jis kalba apie 10 Dievo įsakymų. Ir Jono 10 skyrius, 10 eilutė. Galima atsiversti, pažiūrėti, 2 dalis ten. Ir Jėzus sako apie save. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, apsčiai jo turėtų, nes jis vykdo Dievo įsakymą. O jeigu porą skyrių atgal grįžti Jono Evangeliją, 8 skyrius, 32 eilutė. Čia ta jau topinė frazė, jau nuo tarybinių metų aš ją girdėdavau ir sako, jūs pažinsit tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Bet prieš tai jie necituodavo, kas 31 eilutėje pasakyta. Jei jūs pasiliekat mano žodį ir iš tiesų esate mano mokiniai, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys laisvus. Ir aš pagalvojau netgi kaip pavyzdys kelių eismo taisyklės. Tai nėra blogai, ne? Tu eini per perėją, tave praleidžia, žinai, kad tu eisi per perėją, sustos bent jau daugumą. O jeigu tu eitum ir nieks nepraleis, nori važiuoji, nori nevažiuoji, žinai, ir nesupranti, kai kažkada senai buvom Turkijoje, atsimenu, įlipom autobusą, važiuojam, užsidegė raudona, vairuotojas važiuoja ten kažkur prie vairuotojo, kadangi daug žmonių stovėjo, kaip tarybiniais metais įsikibę, žiūriu, vairuotojas važiuoja 80, raudona užsidegė, kitą ranką dar žinutę rašo, pasižiūrėjo ir toliau nuvažiavam, žinai, galvoju, šakės. Ir pasižiūri, kad pas juos tokia kultūra, jie taip supranta, žinai.
Ir o tos kelių eismo taisyklės jos saugo mūsų gyvybę. Kito taisyklės ten vėl saugo visokius dalykus. Bet aišku, žmonių įsakymai yra kitokie, nes žmogus pats jau yra, kaip pasakyti, nusidėjęs, sugedęs ir jisai negali tobulų įstatymų sukurti. Aš atsimenu, kai mokykloje ėjau ir ten kažkaip mokykloje atsimenu, kai pagalvojau apie tos 10 įsakymų, rinko ten pristatymas buvo geležinkiliečių rūmuose, kad stoti važiuoti į Minską, ten mokytis po mokyklos, geležinkiliečių ten mokslus, mokykla tokia. Ir atsimenu, galą rodydavo filmukus tokius. Rodydavo filmukus ir atsimenu, gal kas iš tarybinių metų, prevenciniai filmukai tokie būdavo. Tu nueini ir ten apie kelių taisyklės, apie geležinkelius rodydavo, kad ten po šiai dieną atsimenu, kad buvo vestuvės, pagėrė, važiavo, šlagbaunas nuleistas, kliūtį reikia apvažiuoti, išvažiavo, o traukinys kliūties neapvažiuoja, ir nunešė su visą mašiną. Ir galvoju, kai ta prevencija vykdydavo, pastoviai, ten nerodydavo tiesiogiai ten kraujo, dar kažko, bet visada rodydavo tas avariją, žinai, kad tau įkalti smegenis, kad kaip yra baisu nesilaikyti tų įstatymų. Ir aš galvoju, Dievas, kai išvedė iš Egipto, davė tos 10 įsakymų. Ir aš galvoju, bet Dievas galėjo ir Egipte duoti tos 10 įsakymų. Bet įdomiausia, kad Dievas duoda tik tada, kai juos išveda iš to Egipto. Ir tas įdomiausia, kad įstatymai reikalingi tik laisviems žmonėms. Gyvent laisvėje, nes tu, kai Egipte esi vargas, tau yra darbotvarkė, kaip kalėjime ten, ar nežinau, koncentracijos kokiai stovykloj, tau ką liepia, tai darai ir viskas, nei kairė, nei dešinė, žinai. Kai miegi gali sapnuoti, ką nori, daugiau nieko, žinai, jau to atimti negali iš žmogaus. Ir Dievas išveda ir tada, kai jie yra laisvi žmonės, duoda tos įsakymus. Sako, tai yra jūsų gyvenimas. Ir jeigu grįžti ten išėjimo 20, netgi, kaip pasakyta, jūsų, pakartota, išėjimo man 20, sako, tai yra, sako, jūsų gyvenimas tie įsakymai. Ir įsivaizduok, Mozė nulipa nuo kalno, atsineša tą gyvenimą, o čia Hebrytė jau pasidarė veršį, jau viskas, jau puota, baliai, gyvenimas verda savo vaga. Bet Dievas vis tiek duoda tos 10 įsakymų. Ir Dievas nesakė, jeigu duosiu aš jums Egipte 10 įsakymų, jūs laikysitės, kaip nors vykdysit, tada busit nusipelnę ir aš jūs išvesiu, išgelbėsiu. Aš taip pat galvoju, ir Jėzus taip nedarė. Kad sako, jūs kažką vykdysit, tada aš išgelbėsiu. Aš atsimenu, išgirdau Evangeliją, pamokslavo, ne iš pirmą kartą, iš kelinto išeini, atgalos malda pasimeldė ir viskas, sako, tu dabar išgelbėt. Bet aš tai nieko nepadariau, tik paklausiau, ką šnekėjo. Taip ir Dievas 10 įsakymų. Ir tas yra, kad išgelbimas tai yra neapdovanojimas už tai, kad aš esu geras ar mes geri ir to nusipelnėm. Mes buvom paklusnus, darėm kažką, kad būtume išgelbėti. Bet išgelbimas yra paklusnumo užmokestis. Kai atnešė Mozė tos 10 įsakymų, Dievas ko norėjo, kad žmonės tik paklustų tam. Ir sako, tai bus jūsų išmintis ir apsauga. Ir Jėzus irgi nesakė, kad laikysitės tai, ką aš sakau, tada ir išgelbėsiu. Ir grįžtant, norėčiau dar gal paliesti pirmą įsakymą, nors galvoju, šiaip būtų gerai peržiūrėti visus įsakymus. Nes pirmas įsakymas, vėl grįžtant į Išėjimo knygą 20 skyriui, 3 eilutė sako, neturėk kitų dievų šalia manęs. Neturėk kitų dievų šalia manęs. Ir dažniausiai katekizmuose ten rašoma, kad gal paskaitysiu aš jums iš katekizmo parašyta, neturėsi kitų dievų, tik mane.
Ir toks klausimas katekizme įdomu pasakyta, ko reikalauja Dievo įstatymas. Dievo įstatymas reikalauja asmeniško, tobulo ir nuolatinio paklusnumo, kad mylėtume Dievą visą širdimi, sielą, protu ir visom jėgom. Ir mylėtume savo artimą kaip save pačius. O tai, ką Dievas draudžia, neturi būti daroma, o ką Dievas įsako, visada turi būti vykdoma. Ir kituose katekizmuose kitaip truputį paaiškinta, bet esmė tokia. Ir pirmas įsakymas, kad mes yra tikim Dievu, vieninteliu tuo Dievu, kas buvo išskirtinai senovės pasaulyje, nes senovės pasaulyje ne taip kaip dabar, nieks nesiginčiojo, kad yra Dievas. Tų dievų buvo pilna visokių ir žmonės tikėjo, nuoširdžiai darė ir visokių dalykų daro nuoširdžiai, kaip mes matom, ir galima daryti kvailus dalykus ir neteisingus. Bet čia išskirtinumas buvo, kad Dievas sako, pirmas įsakymas, sako, neturėsit kitų dievų, tik mane. Kaip tai, čia, visi turi visokių dievų, vienas dievas už tą atsakingas, kitas už tą, trečias už tą, aš tai pagalvoju, gal ir katalikų bažnyčiai tie šventieji, vienas už tą atsakingas, kaip ten sako, jeigu pamatė raktus, meldies tam, jeigu įvyko tas, meldies tam ir kažkaip tokia iliuzija man kilo, ar tai nėra. Ir tas pirmas įsakymas buvo, sako Dievas, aš esu vienintelis. Ir tai yra pagrindas visiems kitiem įsakymam. Nors, kaip teologai sako, turėtume pirmą įsakymą žiūrėti su paskutiniu, nes pirmas įveda, o paskutinis, kai negeisi, irgi surišta su pirmuoju. Nes sako, pirmas yra pagrindas visiems kitiem įsakymam ir galioja visiems žmonėm. Ir aš galvoju, mes trokštam tų įsakymų ir įstatymų, kurie nesikeistų, kažkas būtų pastovaus. Nes darbė turiu tokį naują bendradarbį, jisai kažkada 10 metų pragyvenęs Anglijai ir jis grįžęs, jau keli metai gyvena čia Lietuvoje, vis adaptuoja, sako, kaip, sako, kartais pavargstu. Čia keičia tos įsakymus ir toks įspūdis, kad vis nori pabloginti man gyvenimą, žinai. Sakau, tai kaip Anglija. Ten Anglija, sako, viskas pastoviau. Tai sakau, Anglija, tai kiek metų jau valstybė gyvena, žinai. Ir mes norim to pastovumo ir tas pastovumas yra 10 Dievo įsakymų, jeigu pažiūrėti. Nes Dievas sako, aš esu vienintelis Dievas, žinai. Abraomui jis taip sakė, aš esu Dievas ir tu eik, kur aš tau sakau. Po to Mozė sako, aš esu Dievas viešpats, eik išvesti tautą. Dievas sako, jis nesakė, kad bus kitas Dievas, kuris ten pavers vandenį krauju, kitas Dievas ten lazdą, kad surys gyvatę paversi. Ne, netgi tie Egipte, kai gyveno žydai, jie matė įvairiausių ten dievų pilna, ten dievų buvo, netgi tas vadinamas, kur dabar turistai važiuoja, ten netgi dievų miestas buvo pastatytas, didžiausias miestas, kolonas po 20 metrų ir ten tais laikais pasirodo žmonės nesilankydavo, nes tai buvo dievų miestas, pastatytas ir ten gyveno dievai. O įkūrė miestai, dabar jie ten gyvena ir Egiptui seksis gerai. O jis, Dievas, sako, aš esu viešpats. Ir įdomiausia, kad tas įsakymas toks bauginantis, bet iš kitos pusės viešpats, tai sako, aš esu jūsų pusėje. Ne prieš jūs, bet jūsų pusėje. Ir Mozė skelbia tą, kad vienas Dievas, kaip vadinas monoteizmas, o ne politeizmas. Nes senovėje žmonės turėjo daug dievų, galvoju, kaip ir šiandien yra. Žmonės turi daug dievų. Vieni tuo tiki, kiti tokį stabą turi, kiti trečią, kaip vienas filosofas amerikietis sakė, kai tau 40 metų ir daugiau, nėra taip, kad tu neturėtum pasidaręs kažkokio stabo, kad tu neturėtum kažkokio, jeigu tu netiki dievų. Ir senovėje daug dievų buvo, jie tarpusavį kovėsi ten, žudė viens kitą, taip pagal tą pasakojimus gimė žemė, netgi žiūrint
graikų dievus ten, kur mums labiausiai žinome, kad jie tarpusavį ir tuokėsi, ir turėjo vaikų, žinai, kaip žmonės prigalvodavo. Ir netgi Biblija prasideda žodžiu. Pradžioje buvo Dievas, arba jeigu Jono 1 skyrių pradžioje paskaityti, pradžioje buvo žodis ir tas žodis buvo pas Dievą. Ir žodis tapo kūnu. Tai irgi, sako, buvo vienas Dievas. Ir to išskirtinė Biblija tuo metu aplinkoje. Bet problema buvo visada, kaip matom, kai gavo 10 įsakymų, žydai pasidarė veršį, dar kažką. Ir visada galvoju, ir mes bandom suderinti visada su Dievu dar kitus kažkokius dievus, dar kažką, kaip vienas pamokslininkas sakė, kai aš išeinu į gatvę, laukiu autobuso, ir iš save pagaunu, aš negalvoju apie Dievą. Aš galvoju apie dar kažkas. Ir tada, kas svarbiausia, jeigu dažniausiai galvoji, pažiūrėk, sako, ar tai nebus tavo Dievas. Ir žmonės galvoja, gerai, Dievas, bet aš pats irgi turiu kažką kontroliuoti. Ir žmonės žiūrėdavo tada, kiti turi daug dievų, jiems padeda, jie turi pinigų, socialinis statusas, pagarba. Ir tais laikais kiekvienoj ten didesniai gyvenime tai būdavo įvairiausių dievų. Vienu žodžiu, tinklas, kaip prekybos tinklai per visą Lietuvą, taip tada tinklas būdavo dievų visokių, tų pačių. Ir tu nueini, katrą nori, žinai. Ir žmonės galvoja, bijodavom tokio dalyko, kad Dievas yra gerai, kol neužima per daug mano vietos gyvenimą. Nes jeigu tu Dievas taip bent bandai statyti pirmą vietą, tada prasideda, reikia lankyti susirinkimus, nes žydams sako, nepleiskit savųjų susirinkimų, kaip kurie yra įpratę, žinai. Po to prasideda maldos, reikia ir maldas, tada melstis ir kartu melstis, dar raštą skaityti, o kur visa kita, dar skelbti Evangeliją ir tada jau labai sunku. Ir tada klausimas kyla, o kas tave daro laimingu? Ar Dievas, ar hobis? Nes kai yra daug dievų ir vienas Dievas, ir pavyzdys geriausias man patinka, kai šeima yra vyras ir žmona, ne? Vyras ir žmona susitokia, kaip Dievas ir mes. Bet vyras vieną dieną atsiveda kitą moteriškę. Noriu supažindinti su labai brangia moteriške, aš branginu šitą moteriškę ir tave branginu, ir mes dabar taip gyvensim, kartais aš pas ją panakvosiu, bet aš ir tave myliu ir čia irgi gyvensiu, žinai. Ir tada, nes jūs abi brangios, žinai, negaliu taip, kitaip gyventi, žinai. Tas, aš galvoju, tas iliustracija tų dievų. Ir ką atsako tada žmona? Ar nebus, kaip viešpats Dievas, sako, yra 10 įsakymų, žinai, nepaleistuvauk, žinai, negeisk svetimam, moters, vyro. Ir tada pirmas įsakymas, kaip sako, jei myliu Dievą, aš nemylėsiu nieko kito kaip jį. Ir pakartotam įstatyme yra tokia garsi malda. Pakartoto įstatymo 6 skyrius. Yra 6 skyrius. Nuo 4 eilutės, 4-5 eilutę pažiūrėsim. Tai vadinama ta šma malda arba klausyk Izraelį. Ir parašyta netgi šauktukas, klausyk Izraelį. Viešpats mūsų Dievas yra vienintelis Dievas ir vėl šauktukas. Ir tada paliepimas, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdim, visą sielą ir visom jėgom. Ir šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, te pasilieka tavo širdyje. Toliau mes nežiūrėsim, Dievas sako, klausyk ir mylėk, sako. Ir tie žodžiai tegu palieka tavo širdį. Ir kai Jėzus atėjo, taigi sako, viso esmė įstatymo yra, kad tavo širdis būtų apipjaustyta, o ne kūnas. Ir įdomiausia, tada pradedi matyti, kad viešpats mus pasirinko, netgi Senajam testamente. Viešpats pasirinko Abraomą, sako, tu eik. Jis išėjo, žinai. Mozei pasakė, grįžk atgal į Egiptą.
Mozė grįžo, žydam pasakė, išeisit, išėjo, ne patys, žinai, kažkaip gavo 10 Dievo įsakymą, instrukciją ir ką mes darysim, kad mes taptume laisvi kaip tauta, žinai, ir išeisim. Ir o šiuolaikinis žmogus galvoja, problema ar nėra ta, kad žmogus jau ne tik, kad netiki Dievu, bet jis jau teisia Dievą ir jo žodį, žinai. Mes pozityvesni, netgi tokie, atsimenu, filmai yra teisėme Dievą, kai koncentracijos stovyklos, susirinkę kaliniai, sėdi ir jie žino, kad jau vakare dalį išves į dujų kamerą ir jie pradeda teismą Dievui. Ir ten vienas žydas teisininkas sako, davai, kas gins Dievą, kas prieš. Ir filmas parodo, kaip žmonės teisė ir gale gaunasi, kad jie patys save nusiteisė. Toks įdomus filmas. Bet esmė tas, kad šiuolaikinis žmogus teisia Dievą, kuris aprašytas, koks jis yra, ir kuria savo Dievą, kaip sakau, savo 10 įsakymų. Ir tai pradeda gimti stabai. Ir stabmeldystė tai ir buvo, kaip sakė žydam, sakė, jeigu tarnausit mamai dar kažkam, negali gyventi su 2 moterim. Ir Mato 6 skyriui, pažiūrėkim. 6 skyriui 24 eilutė. Ir Jėzus sako čia, niekas negali tarnauti 2 šeimininkams, arba jis vieno nekęs, o kitą mylės. Arba vienam bus atsidavęs, o kitą niekuvers. Negali tarnauti Dievui ir mamonai. Arba lietuviškai būtų ne mamonai, kaip kiti vertėjai sako, Dievui ir turtui. Ir iš kitos pusės galvoja, tai kodėl žmonės taip nori tų dievų, kodėl tas meldystė tokia patraukli buvo, nes būdavo, aš galvoju, nuspėjamas rezultatas, Dieve, aš tau pasimelsiu, tada tu turi padaryti taip. Ir kai kurios teologijos mokyklos yra ir dabar, krikščionybė, jeigu aš pasimeldžiu, tu turi Dieve vykdyti mano planus. Kita pusė buvo, kad būdavo aukos ir žmonės aukodavo ir jie galvodavo, jie taip rūpinasi Dievu. Atnešėm Dievui pavalgyti, Dievui reikalingi mes, nes jeigu mes neatnešim pavalgyti, tai kaip tas Dievas gyvens. Ir jie taip užsitikrindavo palankumą, vienu žodžiu, ir žmogui gerai, ir Dievui gerai. Ir kita pusė buvo, kad žmogus galėdavo nuspręsti, ko Dievui reikia ir kokį Dievą. Netgi Izaijas sako, vienas pasisamdo, jeigu turi pinigų, gerą matininką padaro gerą stabą, kitas prastą pasidaro. Buvo patogumas, kad šventyklų visur buvo. Ir naini už tą pasimeldė. Netgi prisiminus Jokūbo istoriją, kai su žmonomis bėga nuo Labano. Ir Labanas vejasi ne dėl to, kad avis išsivedė dar kažką, kad jo dievukus pasiėmė. Jam svarbiausia tam laikotarpiu, jo dievukus pasiėmė. Tai buvo visuotiškai priimta, kad tu tiki daug dievų, kaip ir dabar. Nėra vienintelės tiesos, kaip jūs galite sakyti. Nes, kaip sakiau, kiekvienas dievas skirtingas už skirtingas sritis, logiškumas, kad po to ritualų puošnumas, tu išeidavai, būdavo šventės, ten aukodavo, ypač jeigu Egipte, tai ten iš vis, tai aš nežinau, čia kaip olimpiadas atidarimas, koks būtų ten, Ir kitas būdas buvo savęs palepinimas, nes mėsa būdavo brangi tais laikais, retai valgydavai, bet jeigu naidavai, būdavo aukos, o kas dalyvaudavo apeigose, tas gaudavo pavalgyti, žinai, irgi nauda. O čia Dievas ateina ir sako, bus 10 įsakymų ir to pasakyta. Ir aš galvoju, kad šiuolaikiniai žmonės taip pat turi stabus, kurie suteikia pramogą, malonumą ir naudą. O Išėjimo knygoje 20 skyriui sako, tik mane garbinkit. Ir kai Naujas testamentas jau ateina
Ir Mato 17 skyriui, gal nebesiversim, jūs namuose galite paskaityti, kai atsimaininimo kalne būna tryse ir išgirsta žodžius jie. Šis mano mylimas sūnus, jo klausykit. Tai yra, klausykit mano sūnaus, Dievas sako. Ir pabaigai norėčiau paskaityti, kad Dievas vienintelis, tai Jonas savo Evangelijai 14 skyriui užrašo. 14 skyrius nuo 7 eilutės. Ir Jėzus sako, jei pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate jį matę. Ir čia jeigu perfrazuota eilutė, aš galvoju, sako, jei pažinot mane, Jėzus, jūs pažinot Dievą. Jei sekate mane, mylite mane. Ir lenkintės man, ir jūs garbinat Dievą. O žiūrėdami mane, jūs matote įsikūnijusi Dievą. Nes kaip, jeigu grįžt, gali sakyti, čia erezija įsikūnijusi, bet Jonas savo pirmam skyriui ir sako, žodis tapo kūnu, atėjo pas saviškius, bet saviškiai nepriėmė. Ir tada toliau iš to seka, jei nepažįstam Dievo Jėzuje Kristuje, tada ar iš vis mes pažįstam tą Dievą? Ir jau čia turiu baigti, pabaigai, kaip sakyti, diagnostika arba tyrimai, žinai. Ir klausimas pats savo namų darbai. Ką aš garbinu? Kas suteikia man didžiausią gyrį savo gyvenime, mano gyvenime? Kitas, kuo aš pasitikiu labiausia, kai man sunku ir beviltiškai, iš kur aš laukiu pagalbos? Kur mano gyvenimo džiaugsmas ir prasmė? Kam aš dėkoju, kai yra geros dienas, kai aš gerai gyvenu? Kas visą tai sukūrė? Tai, kas aplink mane. Ir pabaigai paskutinė rašto eilutė romiečiam. Paulius rašė romiečiam, kur gyveno Romai, 13 skyrius nuo 11 eilutės. Ir Paulius sako, bažnyčiai čia jau, supraskit, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar mūsų išgelbėjimas arčiau negu tada, kai tikėjome. Naktis nuslinko, diena prisiartino, todėl nusimeskite tamsos darbus ir apsiginkluokite šviesos ginklais. Kaip dieną elkimės dorai, nepasiduokim apsirijimui, girtavimui, ištvirkavimui ir palaidumui, vaidams ir pavydui. Ir vėl čia aliuzija į 10 Dievo įsakymų. Bet apsirenkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nesirūpinkite kūnų jo geiduliams patenkinti. Ir pabaigai aš noriu, kad mes pasidarytume tą diagnostiką, kaip sakiau, tos 4 klausimus, kuo aš garbinu, kuo pasitikiu, kur kreipiuosi, kai sunku, kas mano gyvenimo džiaugsmas ir prasmė ir kam dėkoju, kai ateina geros dienos. Taigi būkit palaiminti.